Tai, kas vyko aikštėje, galim pavadinti nervų karu. Sunku pasakyti iš tikrųjų. Mums reikėjo mušti ne vieną įvartį, mums reikėjo mušti bent 2 įvarčius ir stengtis apsiginti. Principė, ties vienu įvarčiu mes nesustojame, stengiamės greitinti žaidimą, dažinti keitimus ir palaikyti tempą tiesiog. Bet šiaip drąsu iš esmės, 1-0 kaip ir jokia tragedija. Principė, jokia tragedija, bet nežinau, pamatėm, kad galim iš tikrųjų mušti ir dar, žinoma, galėjom ir prasileisti. Na, rizikavome, ką padarysi, šį kartą pasiteisinam. Dineris negali labai pykti. Praeitus kartus jiems pasisekė, šį kartą mums pasisekė. Kuo skiriasi šios rungtynės nuo pirmųjų? Žaidimo prasme. Žaidimo prasme, tai aš nemanau, kad mes žaidėm kitaip. Tiesiog atėjo pora mūsų žaidėjų, kurie sugebėjo palaikyti tempą, apsiginti, greitai išeiti į kontratakas ir tiesiog žaidimas buvo šiek tiek galbūt greitesnis, sakyčiau. Ir tas pasiteisino.